Važiuojam, linguojam, sakyčiau, kad didžiulės duobės prie sandėlio. Tai atvažiavo 3 paletės mano alaus. Nidos iš Lenkijos šį kartą. Ir tai yra pirmą kartą, kai viriau ne Lietuvoje. O iš viso esu viręs dabar jau 3 bravaras, kuriame verdame savo alų. Ir ne visi, aš esu tu užsiminęs turbūt ne kartą, bet tikrai ne visi žino, tai galiu trumpai papasakoti istoriją, kodėl taip nutiko. Jokia paslaptis, aš jau pernai buvau piktas dėl kokybės, bet kažkaip norėjau pernai pradėti virti, bet net susirašiau dėl sąlygų, dėl visko, bet neturėjo laiko, neturėjo vietos, žodžiu, neišvirė. Nu, tas per toli buvo ir kažkaip taip vėl pažadėjo, kad likti gerai. Viena partija tikrai padarė normaliai, viena partija buvo lyg ir viskas ok. Ar net kelios gal partijos iš eilės buvo lyg tai neblogai visai. Ir po to vėl tas pats. Tai pirmas dalykas, dėl ko alų iškėliau dabar gamybą į Lenkiją, tai visi galvoja, kad pigiau. Tai ne tik dėl to, čia būčiau toliau viręs Lietuvoje, nes tiesiog greičiau susitart, paprašiau susitart ir planuoti toli nereikia. Mažiau sandėlių užkrovimo turi tada. Tai kokybė, tai absoliučiai didžiulė katastrofa su kokybė, nes tiek metų neišspręst problemos, kuri yra akivaizdi. Pradžioje durininkai, tipo, ne, čia nėra tai blogai, po to, bet kai visi šneka aplinkui, kad va, visi sakiškai alus persigazavę, atdarai skardinės išbėga ir akivaizdžios problemos yra ir jas ignoruoti, nu čia jų po to ten vėl taisysim, žiūrėsim ir galų gale, kelis metus virėm ir galų gale buvo pasakyta auksinė Lino frazė kitaip nebus. Na tai supratau viskas. Tas žmogus aišku, ir taip per daug laiko, bet okei. Nebus kitaip, tai nebus. Tai tegu kas nori verda sakiškėse, kam nerūpi. O mes iš kiekvieno kego išpildavom, virš litro tikrai alaus iš šiukšliadėžę, tai paskaičiuokit, jeigu kiek išeina per vieną partiją yra apie 80 kegų. Tai apie 100 litrų iš šiukšliadėžę išeina. Ar tai yra normalu? Ne, nenormalu, absoliučiai. Absoliučiai nenormalu. Tai taip neturėtų būti. Ir kai parašiau, sakau, žiūrėk, yra problema, mes tiek išpilam alaus, apie kompensaciją kalbos, sakė, tai aš tau galiu nemokamai tada atvežti. Tai 60 eurų. Kai vieno kaina yra litro, tai pasakysiu, kokie, gerai, kokie turbūt 270 plus minus, jau priklauso nuo rūšies, nuo viską, bet turbūt kokie 270 yra iš viso eurų nuostoliais, man sako, aš to 60 eurų kompensuosiu. Pirmin, kompensuok savo, ką nors, o aš išsivirsiu kitur. Ir dabar, kai išsiviriau Lenkijoje alų, aš dėl kokybės esu tikras, kad bus labai gerai, nes tam bravare, kur viriau, ten dirba bičas, kuris belė kaip kietas. Ir aš jį žinau labai seniai, žinau, kur jis dirbo, kuo jis dirbo ir kad buvę darbdaviai be galo jo patenkinti. Ir iki šiol jie bendrauja labai artimai gerai. Taip tik parodo žmogaus, kaip čia pavadinti, tikrumą ir kaip sakai, žodžio laikymasi turbūt ir netgi, ir aišku, žinoma, kvalifikacija. Tai kas įdomiausia, kad pirmą kartą teko jie virti alų be gliuteno. Tai šiek tiek konsultacijų man padėjo Richardas, tai kadangi jis patirties turi, tai pakonsultavo, kaip ką reikia daryti. Nors prieš tai buvo prisiskaitęs ir sako, yra, žiūrėkit, ir taip rašo, kaip iš tiesų, kaip ką reikia daryti. Tai Richardas padėjo, man ačiū, eilinį kartą. Ir turim atvažiavo pirmą partiją, 77 kegai. Dar detalė atvažiavo, jis man rašo, bus 81 kegas. Išpilstęs patos rašo, žiūrėk, 4 kegai buvo su kiaurais maišais. Yra, kas nežino, yra kegai, tai čia super kokybė ir viduje yra plastikinis kegas, o viduje yra maišas, į kurį pilasi alus. Jeigu kiauras alus išbėga, negali suspausti maišo, žodžiu, ir tada gaunasi gaidys.
Tai sakė, išės man įkišo tokius, ačiū Dievui kompensavo, bet kokie turbūt 3 gal 4 atvejai tokie yra buvę. Kai aš radau tokius skiegus, tai jie matė turbūt ir pildami greičiausiai, nes aš atsivežus kažkaip vieną iškarpą mačiau, kitą užkroviau, bet šitoje tai okei, kompensavo, neturiu priekaištų, bet vis tiek, iškart sako, nedėsiu net tau jų net, nes nėra prasmės. Tai va, tai atvažiavo dar vienas smulkmena, sakė, atiduoda kiegus niekaip nežymėtos. Nu, niekaip jie nepažymėti yra jokiai. Tai mano problema, kaip jie sandėlyje sukrauna ir atsimena, kur kas stovi, nežinau, bet lipduko atspausdinimas kainuoja centus. Nu, pridėk tos porą centų prie kainos ir suklijuok ant tokiego. Bet, nu, va, čia tiesiog požiūrį parodo. Tai čia atvažiavo, atsako, atsiūs man logotipą ir galiojimo laiką. Ir bespausdino gražius lipdukus su visa pilna informacija, sudėtis, viskas kaip turi būti. Pagarba. Iškart matos ir požiūris ir viskas. Tai va, tai to pačiu susivedžiau skaičius, pasižiūrėk, kiek kainuoja. Tai transportos Lietuvoje kainuoja, nu, kokie turbūt, jeigu taip, nu, veži paletės, 3 paletės, tai gaunasi kažkur apie, dabar galvoju, pasakiau, 11 centų, man atrodo, susideda. Jeigu gerai atsimenu, tai 11 centų turbūt gaunasi, kiego. Kažką netaip skaičiavau čia dabar. Ai, litrui, 2,5 cento litrui, man atrodo, gaunasi. Kažkaip, man atrodo, 2,5 cento. Jo, 2,5 cento litrui. Atvežimas, transportas. Iš Lenkijos vežant gaunasi 11 centų. Speed camera reported ahead. Ačiū. Tai atrodo, kad žiauriai brangiai, 4 kartus, daugiau nei 4 kartus brangiau. Jo, bet pati paslauga ir alus kainavo pigiau. Šiek tiek, ne kosmoso, bet šiek tiek pigiau kainavo. Ir pridėjus tą alų, kuris yra išpilamas iš kego, kiek jis kainuoja, kiek dar nuostolių prideda. Nu tai man gavosi virš 20%. Brangiau būtų virti Lietuvoje dabar. Kai turiu Lenkijos kainą, turiu Lenkijos kokybę, tai man dabar virti Lietuvoje tam pačiam sakiškų bravare kainuotų 20% brangiau. Pamastykit. tą reikėjo anksčiau daryti, bet yra kaip yra. Norisi tikėti žmonėm, norisi žmonėm padėti, bet ne visada tai visi vertina ir ne visi rūpinasi tuo. Tai dabar žinosite, kad kiek gali skirtis alaus virimas Lietuvoje ir Lenkijoje. Tai jo, kiekis tas pats, 2 tonas verdu. Ir tik tai sakau, vienintelis minusas, kad reikia į tolį planuotis prieš kokius 4 gerus mėnesius. Aš turiu pasakyti. Kai sakiškise pasakau prieš mėnesį kažkur, tai va toks, prieš pusantro. Toks ir skirtumas. Bet čia manau, kad galim pakeitėti šitą dalyką, nes kaina ir visa kita yra požiūris, yra nepalyginimi dalykai. Tai kol kas labai džiaugiuosi, dar turim senos partijos, dar kol kas kažkiek netiek ir daug, nes išvirė anksčiau truputėlį negu planavom, atsilaisino, tai galėjo išvirti. Ir užsakyta yra ir Frankenas, taip pat lygiai virimų, tai čia turėtų kažkada virti, ar jau išvirė, nežinau. Tai atvažiuos ir Frankenas, nes irgi likučiai mažėja, ten ne taip daug liko. Ir tada paskutinis liks Mailas, kurio dar yra ir kuris lėčiausiai bėga, nes daugiausiai IPA pas mus pajungta būna alų. Tai va, visus 3 užsakyta yra, išsivirti, pažiūrėsim. Aš manau, kad bus į gerą viskas. Geros naujienos dar, jeigu geras, tai geras. Tai gavom savivaldybės leidimą lauko terasai prie Trakų, barą mūsų local pub. Kažkaip bijojau vėl, nes nėra taip aišku. Lyg ir turėtų duoti, bet viskas aišku, taip, pagal viską. Bet žinai, kiekvienais metais vis skiriasi, kažkas jie prisigalvoja, kokio žmogaus pataikėsi, kokia tvarka. Tai šiemet 2 metai viskas, mes žinojom, kaip ką reikia daryti, tai labai greit viskas įvyko. Realiai mes pateikėm ir iškart beveik gavom. Labai džiaugiuosi. Galėsiu pervežti terasą tada iš Molėtų parsivežti, nes išvežiau į Molėtus. Vienas gabalas pas mane namie stovi, nes netilpo į autobusą niekaip. Viskas, vienas gabalas liko. Ir po to galvoju, jeigu vieną gabalą dar išvešiu kitą kartą, tai po to vėl reikės 2 vežimais atsivežti viską.
Todėl nusprendžiau palikti namie vieną. Tai nežinau. Bet labai džiaugiuosi, kad vėl galėsim turėti terasą. Mažutė, viską, bet gražu, faina ir mums iškart ir žmonių, nes žmonės, kai tik šilta, visi jie užsėda iškart pirmiausia. Tai gegužės 1 dieną pagal planą turėtų stovėti terasa jau, nes anksti ryte planuoju atvažiuoti gegužės 1 dieną ir susirinkti ją, jeigu pavyks viskas gerai. Nežinau, kelintadienis tai tik gaunas, nepažiūrėjau. Tiesa, autobusui, mano autobusiukui senajam technikinė baigėsi ir ką dabar daryti. Galvoju, pardavinėsiu. Kiek bus, tiek bus. Bet po to kažkaip pabuvau savaitėlę, pagalvojau, nes daug reikia dėti visai pinigų į jį. Ir taip pagalvojau ir nusprendžiau vis dėlto jį remontuoti. Už tos pinigus aš per metus nieko per 2 metus, kuriuos galios technikinė, aš nelabai ką nusipirksiu, išnuomosiu. Per tas laiką, kol ten jisai stovėjo servise pradžioje, nes užgeso ir neužsivedė, pasirodo akumuliatorius numirė galutinai. Ir po to pas mane kieme stovėjo, mane ne vieną kartą prireikė, kur aš norėjau greit kažkur nulėkti, kažką pasikrauti, įsimesti. Tai galim bet opsiai, aišku, gali sugalvoti, bet kai yra pripranti, belė kaip patogu. Vis tiek aš visokius daiktus vežiojuosi ir ypač kai jų daugiau yra, man tai labai praverčia, labai patogu. Tai vis dėlto nusprendžiau kišti dar tą autobusą, kuriam yra 28 metai, dar 2 metam, kad pareičiau technikinę normaliai, dar 2 metus su juo, nes, važiuojas normaliai, ką žinau. O turėčiau pinigų naujam, nusipirčiau naują, dabar visi pinigai į barą, kurį uždarom. Ir nėra tų pinigų tiek, kiek norėtųsi turėti. Tai per 2 metus reikia kažką padaryti, kad užsidirbčiau pinigų, ne? Tai va, tai džiugu, kad turėsim terasą, nes be terasos visai blogai, žiauriai. Žmogus nemato terasos, net neužeina į barą vasarą. O jeigu yra terasa ir pilna, tai vis tiek užsuka dalis žmonių, nes visi lauke sėdi.